Danai, Kaip? išnešk tau. Mes turim, čia yra maišas, čia irgi. Visi laukia, kol audronė. Išsilygint, susikraus lagaminus ir ateis gamint pusryčių. Taip. Jūs kitą kartą sakykit, bet ir gerai, tada aš galėsiu eiti, nesakys, kad aš paskutinė buvau. Taip. Palauk. Kad net neįeit. O tai kaip mes tai Raktą reikia įdėti. Reikia raktą? Su raktu. Einam. Aš nenoriu rakto, jam. Mama nenori būti atsakinga už tai. Tai padėkime va čia. Va. Aš noriu. Pirmas grįžęs pasiims ir atrakins. Nebent ateis raktas. Reikia paklaus, kur palikt raktą. Ten pat. O va šitą? Gerai, ten ir paliksiu. Bet Algirdai, tu pažadėjai, nė gramo lietaus šiandien. Ne gramo, negert? Lietaus. Aš negeriu, dieve, tu mano. Alučio biškį išgeriu, ar čia nuodėmė? Ja šiandien gersiu visą laiką. Tai pirmin drąsoliai į tą kešį pilį. Aš išleidžiau, kad mes jau per pietus audronę gersim. Gerėjas. Taip kaip pas jūs per balius. Po vieną taurę. Taip. Kazat, kad gersit, o nei gramą neišgersit. Nu, ką buvo du. Nu, jiems netrukdė santykių. Nenormaliu. Paryžiaus rajonėlis, kuriame gyvename mes. Reikės kortelę pridėti, būkit pasiruošę. Top up. Ai, nu tu ir pasą pirksi, na gerai. Ne, o jūs dabar pildysit? Ne, noriu pažiūrėti kainas. Ir opcijas. Metro, train ticket, reduced. Va, bus tram. Yra tik metro train ir bus tram. Bet kad ten mes kaip ir Ten kitaip buvo. mes visgi kitokius pirkom. Mes kitokius, nieko nebuvom. Gerai, kortelę imam. Čia mano? Žygimantai nebežaisk. Žygi padėdėt, pasiėmiu kortelę. Įsidėkim rankinuką. Nereikia, kol užsidarys duris. Dar laikykit, bet nepameskit. Einam. Čia nereikia, kad užsidarytų. Dabar jau galite atiduoti man. Mane ten? 13. 13 aš atinu, kai ten. Kitą ranką du. Trenkiam. High five. O tai kas tau nutiko? Garsiau negirdžiu. Nukritau. Tik užpuolė plėšikas, aš labai kovojau, gyniausi, draskiausi. Bet tu Ir tada nematai, kaip nukritau. jisai atrodo. Tu nematai, kaip jisai atrodo. Tėčiu sakė. Geras dar. Esam sužavėti. Visur galit, kur laisva. Taigi sėskit laisvą. Sėskit. Kainos čia neišvažiuoja. Eina per vidurį.
Net čia yra vieta. Eikit sėskite. Kas pačias? Šitas gražesnis išėjimo ženklas. Tai kad aš antro niekur nemačiau. Nu, galbūt tam pirmam buvo? Bet ten. Ten gal yra. Čia pirmas, o mums į antrą gal reikia. Pavargot? Ta prasme, jūs valandą važiavote ir ėjote 5 minutės. Ir nuo ko pavargot? Pavargai. Bet jau važiuoja. Tai Energy Lendijoje buvo. Kas čia buvo? Šito darbo dirbti. Taigi atvykome prie garsojo Moulin Rouge'o. Turistai fotografuojasi, filmuojasi ir neina į pasirodymus, nes neturi pinigų. Širdutė rodi, kam tie liuksai? Čia meilė. Einam per perėją. Gerai, galėsit nueiti ir tenais. O tai vaikams ne Moulin Rouge'as svarbu, jiems Starbucksas svarbiau. Einam į Starbucksą, mums nepatinka Moulin Rouge'as. Nu, pasakojame įspūdžius apie nusivylus Moulin Rouge'u. Gal būtų geriau, jeigu užeitum į vidų? Gal. Nu, tai performansą pamatyti. Norėtume, bet su vaikais turbūt nelabai mes. Jau apčiūs. Moulin Rouge'o kavinė prie Moulin Rouge'o. Alučio 10,5. Kiek kainuoja bokaliukas alučio? Keliam stavkės. 50. 10,50. Paryžius pagal vaikus. Starbuckso gėrimukas prie Moulin Rouge'o. Trūksta Sephoros maišelio. Dar bus einama į Sephorą. Diena pagal vaikus vadinasi. Pradedam Starbuckse. 12 valandą Starbuckse. Einam gatvę čia. Tai išvis tada čia. 5 eurai, 10 eurų? Nėra. Minam. Op, minam. Karnūnai ten buvo visai papigiai. Aš panizau. Tai yra 10 gramų. 10 gramų. Kaip ir pas mus 40. Manai, kad labai brangiau, nežinau, aš nežinau. Mes galime tiesiai. Eikit jūs kur norit, manęs čia nelieskit, nečiupinkit. Ar mums čia kil? Kūne gydelį. Kur mums eiti? Mes norim dieną praleisti šitam. Tai ir leidžiam, nes mums į Liuvrą tik 18 valandą. Kopiam į Montmartre. Patinka? Dailininkai. Ką? Kur Patinka? dailininkai? Normal. Jie miega, nes vakar ilgai gėrė. Mun.
Kažkoks gražus arba garsus restoranas. Daug turistų fotografuoja. Nu, įamžinsiu ir aš. Vau. Koks grožis. Kas jūs taip žavi? Tai mama tiesiog kalba daugiskaitą už save asmeniškai. Ar yra daugiau, kam patinka? Jūs dėl to ir kalbu daugiskaitą. Dar Kristinai patinka, tau patinka, Antanui tikriausiai, nu gal Žygui dar patinka. Pažiūrėkit kokia. Šiaip dauguma jau gaunasi. Tai va, Nes tikrų tai nepatinka, nes nei Saporas, nei Starbucksų nėra. Tai pagūglink, gal yra ir tas Safora? aš sakiau, aš nes tikrųjų man nepatinka, vienas kažkokie kalnai nepatinka. Dėmės ant kojos. Beretės, vaikai, raudoną beretę reikia būtinai nusipirkti. Kiek raudona beretė? Aš jau nuveikinu. Kiek kainuoja? Nežinau. 16 eurų Paryžiaus tašių. Ne, tai Notre-Damas buvo nemokamas. Už šitą mokėsim? Ne. Čia tik Kristina gali mokėti. Dabar jūs turite eiti va ten ant šito balkono ir užsimti eilę, kad galėtumėte atsistoti ir nufotografuoti Paryžiaus peizažą. O dabar čia yra labai daug žmonių. Koks tau labiausiai patiko? O žiūrėk, piešia iš karto tau prie akių. Gamina piešinį. Nu, tau gal ne, bet va, bandelė su šokoladu ir tie makarūnsai su kavute. Norėtum pusryčium šito? Arba taip piešti mokėtum? Šita dailininkė nepiešia, šita dailininkė sprendžia kryžiažodžius. Nes jau viską nupiešė. O šitas labai kislotnus piešia, tokius kislotnus spalvų. Šita teta baidė paukščius. 30 eurų, galim nusipirkti? Šitas už 90. Tai čia normaliai įprasta technika tapytojų su šitą mentelę varyti. O čia auksas, čia jau įkvėptas to Klimto. Va, akvarelė. Mažiukai 2,5, dar mažesni 10. Va, vienu metu ir piešia, ir kalba. Tiesiog likau. Žiūrėkit, ponas, aš tikra prancūzaitė. Apsivogusi žmona bando pateisinti savo... Aš žinau, kad blogai mūsų. Ne, čia netyčia, jie patys kalti, kad tokie dundukai yra. Bet tu prastai matau, jautiesi, nes vis dar tau neramu. Viski jau Nuotrauką pakabins, mes jaučiuosi. Kaip atėjom? Bet Vaiva, tu atrodai labai gražiai. Tau tikrai labai. Tai jau tikiuosi vyrui alaus nupirksiu už 10-50. Ne. Aš tiek stovėjau ir kankinausi, man kojos į žemę sulindo. Ne, nereikia. Kažkieno lova. Prašau. Tu čia savo skaniai valgai, geri kavą. Čia kažkas miega. Paryžius. Majonezas, garstyčios. Aš žinau, kaip. Man visą laiką Svogūnėliai. galiu pasakyti. Kodėl? Jeigu žygius. Bužokėliai. Ne, raudonos lūpos. Pamėgink. Aš galvoju, yra. Tai dabar sumuštinis. pamėgink. Tu nerasi. Aš galvoju, tavo lūpos raudonos.
Čia kaip aš gaminu, tik tai 3 sluoksniais. Galėsi pavaryti 3 sluoksniais kiaušinis, o kitam tunas. O tai kas čia? Kas kiaušinis tunas? Kitas tunas bus turbūt marinuotas. Ne, negali. Ne, aš noriu. Ką jis nori? O, kas jums patiko man Marte? Gatvelės, turistai, šopai, parduotuvytės, mašinų mažiau, daugiau žmonių. Kalnas labai patiko. Žiauris tavo mama. Gali rytoj ryte suterti vyrai tokius. Ne. Ingredientų neturit. Aš noriu tokį. Nu tai čia jau tik varguolių. Apeinam ratą ir pakilsim. Varguoliai čia va, Pandoras tik tais. Apačioj ten Gucci, Prada, Chanel, rankinukai, piniginės. Eilė, eilė, eilė. Galiu rezervuotis, gal čia tik rezervuoti, reikia parodyti rezervacijos numerį kokį. Ant to lieptelio galima eiti. Aš tai nenoriu ten eis. Tu tikrai atsiprašyk, taip daryti negalima. Are you happy? Yes. No, yes. No, yes. Maybe. No, yes. Maybe. No, yes. Maybe, maybe. Call me baby. But yes, maybe. Kaip jums vaizdas iš šitos nemokamos terasos? Velnio ratą šitą nebuvau mačius. Jisai yra prie Luvro. Tai einam greičiau prie Luvro. Tai gal pavažiuoti? Kur tu skubi? 4. Vis vien mūsų 18:00. No, bet gal leistų anksčiau įvertinti. Nu tai atvažiuosim, pasivaikščiosim. Ateisim. Opera. Maybe go through there. Yes. Yeah, you can go in the middle. Napoleono apartamentai.
Nu, tai pakalbam apie Luvrą. Įspūdingas. Eik prie tėčių. Nu, nenoriu. Labiau Luvras negu meno kūriniai, kaip supratau. Labiau negu Versalis turbūt įspūdingas. Aš tai kažkaip atėjęs žiūrėjau į tos meninius kūrinius, o ne į sienas ir lubas. O reikia žiūrėti į lubas. Tai kūrinius reikia Reikia žinoti, išsiaiškinti, į ką ten reikia žiūrėti. Škuržinai, tas šakutė su savo tuo, kaip dabar valgyti. Įsivaizduoju, kad su raudonlūpė moterim pasibučiavai. Lady in red. Tik kelis kartus girdėjau, kad žadi grįžti be vaikų. Su vaikais. Kodėl tu nervisi? Kokia tu gera motina. Tokia. O tai jūs vaikai dar norėtumėte į Paryžių grįžti ar važiuoti kažkur kitur? Vaikai, tėvai jūs kartą atvežė į Paryžių, o kiti kartai Jau jūs vešitės tėvus? Čia nuo staliuko, kad man nelinksėtų. O kiti kartai jau jūs patys. Vaikai, tai kaip ta Mona Lisa? Atitiko lūkesčius, viršijo expectationus. Aš maniau, kad bus daug mažesnė, ne šiaip normaliai. Taip didelė. Nu, kai mus prileidžia, tik iš taip toli tai jinai tampa mažiukė. Kai prieini arčiau. Bet aš sakyčiau, kad prieėjom visai gerai. Labai gerai. Galėtų ją kažkaip eilėti? Gal anksčiau būdavo, man atrodo, zigzagiukai, bet aš antrą kartą čia buvau, tai nie kartą, visą laiką va taip turi eiti. Kaip dabar ėjom. Taip visi. Zigzagų galėjom užsukti, biškį palikti vietos, kad nusifotkinti. Labai matai, negali taip daryti, nes visada kilometrinė eilė. O čia Labai skanu. Kaip prasibrauni, taip turi. taip, niekam neįdomu. Ir įlys tau ir tu vienas nesifotkinsi, nes Imk ananasą. Spėjai, kad susifotkinti Po spėjai. vieną ananasą priklauso. O po kelias alyvuogės. Nežinau. Mama, kiek yra ananasų? Nes niekas tik 4 valgom, tai iš karto geriau gaunasi. Mama, kiek yra ananasų? Tikiuosi 9. Po vieną visiems. Tėtis tikisi, kad 9. Tai koks planas? Anksti kylam? Planas, kad dabar einam valgyti kažką. picos jie nori. Iki šopo. Juk pisadė. Irgi šopu. O kokios jūs picos norit? Galit Nicoje kažką nusipirkti, ne? Ne, bet to blizkančio Eifelio tai nebus Nicoje. Bet aš nenoriu. Tai čia mes nerasim tų Jau žinių. nerasim. Gal rasim? Žiūrėk, radom. Dabar, tai jūs Vai, Algirdai nukris. Ne, čia nieks. Čia tik tais nesidaužykite. Ką jau atsargiai. Žypsinčio Eifelio labai visi nori. Bet jūs išsigalvojat kainą, 5 eurai už tą monstrą, nebūna. Ne. O tą patį mažiuką už 5 dar jums kas nors parduos. Ta 5 prie Eifelio buvo tas 5, kur šitas galiausiai Prašau, nusileido nekišinėk. iki 5. Mes dėl to mes 3. Ir mes abu esame. Šitas gerai. Žiūrėk, ant didesnio skaičio. Ant 100 lėksim. Palauk, senelė mūsų. Ne. Kodėl sustabdėt vaiką traukinį? Nes stotelė. A, gerai, tada gerai. Viskas gerai. Nepamirškit vėl paleisti, kai visi vairuos, kai sulips, žiūrėkit į ekraną, ten pas jūs ekranas. Kai visi sulips, paspauskit start. Kur star? Žalias, žalias. Ai, šitas žalias. Štiliau berniukas. Aš jau žaliau. Dabar pradėsim lėkti. Kai sustosime, jungkite autopilotą, nes mes išlipam. Dabar iš autopilotas. Pats važiuos. A, gerai. Gerai, važiuosim dar toliau, vaikai. Kodėl? Dabar šitoj. Šito jau? A, lipam. Autopilotą Pizza Friday Prancūzijoje nespėjau nufilmuoti, tik likučiai liko. Visi buvo labai alkani. Dabar vyksta Desertas prancūziškai. prancūziško deserto Friday.
Strong Independent Women pačios atsidarė vyno. Tu negi lauksi, kas čia vyno dar atidaryti. Tai. Kumpio sūrio. Oi, kaip kvepia, čia prancūziškos kažko kopo. Nu, gerai, biškai Kop. gal smirdė. Čia gal čerkliena? Nuėjo moteris apsipirkti. Reikėjo apipirkti kažko vaikams atsigert, kažko vyrams atsigert ir savo. Vaikai liko negėrę. Nu, vandens yra. Išgelbėjo situation Antanas, kuris buvo užtaupęs beveik cielą Pepsio butelį nuo vidudienio. Vyrai tik dėl to, kad parašė SMS-ą Jo, gavo tik dėl to tikrai. po fužeriuką alaučio. Bet totaliai tik dėl to. Ką? Prancūzų. Bet tai kaip taip galima? Kaip? Sakom, tai kaip iš sostų karų per perį pasijauti. Shame. Shame. Bet čia Shame. čia pagrindinis dalykas buvo visiems gerti nupirkti. Kaip galima paviršti? Tipo, čia... Gerai, bet tą monsterį tai rytoj gersiu aš. Kurio neužmiršau. Vat ko neprašėm, tai neprašėm iš tikrųjų. Taip. Gerai, ir negausi. O tai ką nupirkot? Dabar neduosiu. Dieve. Jau rytoj. Čia dabar turėsiu duoti kažkokį atsiprašymą. Demonstruoju, kai moteris nuperka, tai vyrams reikia, kai vaikams dalinti, taip žinai, sudėjus. Kad... Tai mes ką tik taip dalinam. Tai va sakau, dabar ir tėčiai taip daro, nes neturi. Nėra penkių? Negalima gerti. Reiškia apgauti tuos, kas nori. Tai policija šiandien nepravažinėjo. Tai neduoda. O šitą... Čia kaip iš to tavo serialo prancūziško detektyvo, kai sudaužo mašiną 5 kartą, tai važinėja patruliuoja kažkom. Ir jeigu nusigauti kitą Paryžiaus miestą, važiuoja su Metro. Tai metru. Sudaužysi tos mašinos Paryžiui. Čia Taip šiltų ten visi apdaužė važinėjo. Tiek policija, tiek greitoji, mačiau.